šiandien atėjau toks gana pavargęs ir ne pačios geriausios nuotaikos, tai tiesiog iš karto pradėjau kažką džemint. Gal savotiškai įdomu, kaip pradedi kažkokią vystyti naują idėją, tai iš pradžių atrodo labai cool, tada po kelių minučių visiškai atsibosta ir atrodo visiškas šūdas. Nu, galiausiai iš to, ką džeminau, tai patinka boso tembras ir solininko skambesys. Šiaip šiandien paskutinė diena duoti paraiškas kultūros tarybai dėl stipendijų. Pastaruosius gal 3 kartus pildžiau paraišką, bet šį kartą kažkaip nusprendžiau, kad neverta. Nes kiek pildžiau, tiek negavau. Šiek tiek geriau sekdavosi su, kai prašydavau Thinly Veiled albumui, o kai prašydavau soliniam projektui, prie ko dabar planuoju šiaip dirbti, nes Thinly Veiled jau išleidom ką tik albumą, tai ten iš vis prie dugno. Tai nutariau negaišti laiko. Tai šiandien turbūt tiek. Šiandien tokia keistoka diena, kažkaip vėl atėjęs pradėjau iš karto kažką džemint, tais pačiais motyvais kaip ir vakar, taip atsirinkdamas truputį kas patiko ir kas ne. Tada netikėtai atėjo Mantas, tai su juo biškį padžeminam kažką visai kitą. Tada norėjau tik truputį struktūrizuoti tą pirmąjį džemą, atsirašyti tokį aiškesnį eskizą. Bet turiu nedaug laiko, nes dar Greta nori ateit pagroti būgnais ir kažkaip jaučiuosi per daug išsiblaškęs, kad, nežinau, atsirinkinėčiau gal iš naujo tas gitaros partijas, tai gal tiesiog paliksiu tai dar kitam kartui. Tai šiandien planuoju užbaigti, ką pradėjau, įrašyti gitaros partiją tam eskizui, prie kurio šią savaitę dirbau, o po to dar noriu pabandyti tokį vieną naują dalyką. Žiūrėsim, ar spėsiu. Įsirašiau daugmaž ką buvau sugalvojęs, tai liks ateičiai, bus galima prie to dar grįžti ir padirbėti. Bet nežinau, kaip ir patinka, bet nėra, kad labai keltų entuziazmą šitas idėjas. Tai šiandien noriu pabandyti tokį įsirašyti tiesiog būgnus į magnetofoną, į kasetę ir tada iš kasetės įsikelti į samplerį, bet ne po vieną natelę, o visą tokį kaip lūpą. Kažkaip šitie skaitmeniniai būgnai kaip ir faini, bet tokie labai hi-fi ir tada atitinkamai ir ta muzika tokia gaunasi ne visai tai, ką norėčiau groti. Tai gal šitas toks keistas variantas pasiteisins. Šitą eksperimentą teko baigti namie, nes neturėjau įsirašyti šitos programos, kurią galima kelti samplus į samplerį. Bet šiaip dar šią savaitę neblogai pasistumėjau su klipo montavimo. Peržiūrėjom kartu su grupe, kas čia išeina, tai dar kilo tokia nauja papildoma idėja. Tai dar reikės biškį padirbėti prie jo. Tai matyti šią savaitę viskas. Aš šiaip lūžinėjo kompas, čia va tiek yra crash logų prikopijuota. Nežinau, reiks turbūt vėl užsibukinti termopastą.